Lietuvos buhalterio ir auditojų asociacija, ponia Daiva. Mes norėtume atkreipti 4 tokius dalykus dėl nekilnojamo turto mokesčio, dėl pagrindinio būsto. Tai dėl skaidrumo, nes jeigu paliekama teisė savivaldybėms nustatyti tarifą ir neapmokestinamą nekilnojamo turto mokesčio dydį pagal daugybę parametrų, jie apibrėžti įstatyme, tai atsiranda didelė rizika, kad tai bus daroma neskaidriai, kadangi savivaldybė neturi išsamių sąrašų, kurie identifikuotų visus kriterijus ir gali gauti situaciją tokia, kad tie, kurie daugiau reikia ir daugiau reikalauja, jie gaus lengvatinius tarifus arba jų neapmokestinama nekilnojamo turto vertė bus didesnė negu tų, kurie nereikia, nors turi galbūt net stipresnius kriterijus ir galbūt net pagal kitiems asmenim pritaikytas lengvatas, jie lengvai jas pretenduotų. Neturi jos duomenų bazės, kuri galėtų būti viešinama ir net jeigu būtų viešinama po tarifų paskelbimo ir po verčių nustatymų, kitas gyventojas, kuris galbūt irgi galėjo pretenduoti lengvatą, jis tai sužinos per vėlai ir jau jam lengvata nebus pritaikyta, sužinos kitais metais. Tai dėl skaidrumo, dėl tvarumo iš tikrųjų yra visi dydžiai neindeksuoti projekte, tai siūlymas ir klausimas kartu finansų ministerijai, ar jūs čia specialiai neindeksuojate su intencija, kad jie ateityje praras prasmę ir tie visi laipteliai ir tos ribos taps nereikšmingi, ar čia yra tiesiog neapsižiūrėjimas. Ir kitas, dar 3 punktas dėl rinkimų. Rinkimų įrankio, jeigu jūs paliekate savivaldybei spręsti dėl pagrindinio būsto, faktiškai nekilnojamo turto mokestis gali varijuoti 10 kartų. Kaip pavyzdys mes šiandien šios dienos Facebooko paskyroje pateikėm pavyzdį, kai turto vertė 100 000 ir pagrindinis būstas gali būti jo mokestinė nekilnojamo turto mokestis 450 €, jeigu taikomas 1% tarifas ir antram būstui, tokios pačios vertės būstui toje pačioje savivaldybėje jau būtų nekilnojamo turto mokestis 50 €. Tai variacija per daug didelė. Tai rinkimo metu tai gali būti naudojamas kaip įrankis. Prieš rinkiminiais metais gali netikėtai nekilnojamo turto tarifai ir neapmokestinamos vertės tarifai mažėti, o neapmokestinamos vertės didėti. Kitais metais vėl būtų atvirkštinis variantas, tai toks nepastovumas iš tikrųjų gyventojus neramina ir siūloma įsiklausyti į mitingo dalyvius, nes jie būtent dėl to ir mitinguoja. Ir stabilumas iš tikrųjų, nors nekilnojamo turto mokestinė vertė būtų fiksuojama kas 3 metus, tačiau dėl to, kad savivaldybė kas metai galės keisti skaičiavimo kriterijus, tai gyventojas visiškai nežinos, koks bus kitais metais nekilnojamo turto mokestis. Tai norėtųsi, pakarsikartoju, skaidrumo, kad įstatymas atneštų daugiau skaidrumo, kad daugiau tvarumo dėl indeksacijos, kad tai netaptų rinkiminių įrankių ir daugiau stabilumo, kad nebūtų galima kaitalioti šitų tarifų taip dažnai, kaip nustatyta įstatymu. Tai tiek.